nepasakysiu skaičių, bet kada pradeda žmonės įtikėti Dievą arba melstis, kaip vieta dažniausiai. Kai gera mes, kaip sakot, paantrins, kad mes pasimirštam. Bet man patiko labai jūsų mintis, kad jūs pradedat analizuoti save nuo to mažiausiai pirminių brandų nuo jūsų paties ir paskui žiūrat tolimesnį to nesocialinį ratą šeimą, toliau bendruomenį, labai gražu iš tikrųjų. O aš norėjau paklausti apie pakutų vienus, nes man domėjos čia irgi, kaip truputį skirtums tarp bažnyčių, bet minėjot, buvot Vilnių, ne? Yra Plungės parapijai, pakutų viena, ar jūs matot skirtumą? Aš žinau, kad tai nedėlis skirtums, aš kaip savo patirties šneku. O kaip jūs galvojat, ar neturėtų būti viskas maždaug panašiau biškėlį, nes labai skirtinga visur yra. Tai čia aš vis paskutinį metą apie to ir pagalvojam, mes prabuvom, kadangi Žarėna netoli, tai mes Žarėnus patarnavom, visokios veiklos turėjom kažkiek laiko, tai va čia yra greičiausiai, aš vertinu kaip mūsų katalikų krikščionių bažnyčias grožį, prasim, kokių yra įvairovių, ko tik nori to katalikų bažnyčių pasirinkėjimą, vat partukiško visuomenė. Tai tiesiog jūs galite rinktis, jeigu norit medituoti, jūs galite važiuoti į Vein bažnyčią, ten kokią Benediktinų bažnyčią, ten, geiduojam sakralinis, visai kitoks. Pakutų viena tai pasižym šloviniam, galbūt jaunatviškų, tokių įvairių geismų, bet čia ir kryptis skaitos, galbūt kitokesnis skaitos, bet bendra visuma nieko nesiskiria. Ir mėšis yra tam tikri dalykai nekeičiami, kas yra. Tai man atrodo, tai grožis. Aš mėla galėti ir į Plungės bažnyčią, tai yra gražu ir man pačiam asmeniškai yra įdomi. Aš žinau netgi tokių turistų, gal sakyti, ir tai nėra bloga, kad jie aplonka. Aš vienas buvau. Aplonka bažnyčias įvairias ir tai yra, tiesiog pamatyti to grožį, tų vienuolynų, tų bažnyčių, tų tradicijų, tiesiog tai yra labai fainai. Ir, kaip į mūsų Platelių kraštą, čia Beržors, ten visas tos koplyčias, bažnyčias, tai tiesiog turim tokį paveldą, kur, gražu. Aš tiesiog, žinokit, dabar užkūrėt manim, aš net per savo kailį, man labai domina bažnyčių šiaip kaip architektūra ir va ta istorija. Ir Platelių Beržų, ten istorijas yra tiesiog sienas, atrodo kalba. Ir čia buvo irgi mano sūnus, pirmoji komunija, bet mes tiek keliavom, bet mes toli nekeliavom, aplinkų, Telšę, Pilę, kiek įmanom aplankyti. Ir iš tikrųjų, man asmeniškai buvo, aš tiek sąžiningai pasakysiu, gal biškį pasimatėms, nes man kaip gal jauna, tam dvasiniam kelyje ar tikėjime, man būtų buvę lengviau, kad būtų panašiau visur. Nežinot, atrodo, o tai kur teisingiau yra? Va čia vieniem, čia kitaip, ir šneka atrodo visai kitaip, bet, kaip sakau, ta nešventų raštu. Visur. Čia greičiausiai, kad jeigu taip, kaip sakant, vienodom ieškoti, tai visos bažnyčios, jeigu nėra katalikiška, viskas vyksta vienodai, netgi vienu metu, taip sakykime, suma, nesakykime. Tai viskas ten vyksta to pačiu, scenarijus tas pats, sakykime, mišių skaitas, bet ten šlovinėms arba geidojams skaitosoms gal skirtis, galbūt ilgesnis, trumpesnis, jau nuo vedančio į kleboną, nesakykime, priklauso ir taip toliau. Ir charizmatiškumą, nesakykime, kleboną, bet Dievo
Dievo veikėjams ir visur. Taip. Nu, Taip. mūsų, man asmeniškai, ne, man supratimai toks, kad čia yra galbūt mūsų, man asmeniškai skaitos kažkokie nuostatas, patirtis gyvenimiška, ne, kad man gal mieliau geismė va tokia, nors aš labai mielą, aš tau Vilnių buvau, tai ramintojas bažnyčio, tai ten choras gaidoja, fantastika, tai prasim, nuostabu, tai prasim, kaip gražiai išgirsti kitus bažnyčius. Ir šlovinimą, ir gaidojimą, ir pamokslą, ir viskas. Ir, va, kaip sakau, architektūros ir interjerą, taip pat mačiau Pakutuviną labai gražią, vat minimalistišką, kas man asmeniškai labai priimtina, aišku, čia iš istorijos parem visi tai auksoti, altorė, bet vat man labai priširdės tas minimalizmas. Aš neseniai pats sužinojau, kad ir man Probučs buvo vienas iš tų žemvaldžių, kuris statė ir ten dovanuoja. Ačiū Dievui, pasak. Ačiū Dievui, labai įdomi iš tikrųjų. Labai smagu iš tikrųjų girdėti, kad jūs išdrįsot pasidalinti tą tematiką, nes mums kartais atrodo, kad mes bijom kalbėti apie to, tikėjimą, nežinau, madinga, nemadinga, kaip čia bus, jūs gal jau esat vis tiek su stoboru, su patirtim žmogus, bet ypatinga gal norėtos, kad jaunims prakalbtų apie to, nebijot kalbėti, nes aš, pavyzdžiui, pati irgi turėjau pasidėjus, ten tokį knygutę apie Dievą ir vaką. Sako, kas čia? Pasakoju, galvoju, nes kartais atrodo, reikėtų šnekėti visuomenė daugiau, dalintis, kaip ir gyvenimo vertybės, kaip ir tikėjimo, kad mums nebūtų kažkoks. Tai čia, aš galvoju, irgi yra mūsų visuomenės galbūt problemų, kad mes kai kurius dalykus galim laisvą kalbėti, kai kurius, jau čia religija galbūt nepopuliaru, nepatogi ir taip toliau, bet aš galiu paliudyti, kad aš irgi šviežus stebės, aš 40 metų galėčiau taip įvardinti, kad atsivertims toks, sakykime, krikštis aš viskas normaliai, bet atsivertim procesas toks 40 metų, toks gal sakyti, toks biški, toks atsibudims, atsivertims į tikėjimą. Tai ne taip seniai, bet ir man rėždavo žodis Jėzus, Kristus, kaip čia, žinai, toks jau, bet aš galiu dabar prisiminti, kad tai buvo stiprus žodis, kad aš kaip ir supratau svorę, bet aš vengdavau arba nelabai drįsdavau ištarti. Ačiū, kad pasakot. Tai toks dalyks ir normal greičiausiai kiekvienas žmogus, kad ras galbūt ne. Kaip čia, šiuo atveju aš galiu liudyti, kad man Dievas gyvenime yra labai svarbus. Ne tik man, bet man šeimos gyvenimo, skaitos kažkur veiklo, mokytojai būnant, darbė, dirbam darbus, ta prasme, įsivertas vadinams, aš taip įvardinu, Dievo skaneris. Dievas skaneris. Ant skanuoju, aš stengiu skanuoti, o jeigu aš jau padariau kažko negerą, tai aš jau iš karto suprantu, kad aš jau padariau. Bet kartas būna, kad aš spėju nepadaryti, nors pagalvoja, tai jau žingsnis tas toks. Tai aš sakau, kad tai yra Dievo veikėjams mano gyvenime. Tai aš to labai džiaugus, kad jums dalyvavo mano gyvenime. Aš galiu liudyti, aš galiu sakyti, kad Jėzus man išgelbėtas. Aš nuo lauko dabar gimėjimo, nesakėm, to šventės, kad yra tokio susikaupimo, kažkoks tai laukėjimo laikotarpis. Aš 3 vakas turėjau ir aš atsimenu, kad aš laukiau tuo laiką, koks buvo laukėjimas, tas pasiruošėjimas, apsivalymas, apsitvarkymas, nestvarkymas, bet to metu iš paskutinį, kad tai tas pats su mano širdims, kaip aš dabar jau į to aplink net tiek bežiūriu,
Bet į savo širdį žiūriu, ta prasme, nu ko aš čia galėčiau nuveikti. Aha, nu vat šį, ne tik šį, bet kai kuris kitus advento laikotarpius, gavėnios laikotarpius atsisakydavau Facebook'e, nežiūrėti. O, Nu tai aš tiesiog o kiek laiką? tu visą laiką, Vis. nu tai aš dabar nežinau, kas ten vyksta. Ai, Nu, tai kartas dabar- nuklysta dėl darbo kažkokie, tai pajunti, kaip greta gal įtraukti. A, išgyvenat, bet tu? Jo, kažką pavyks, nu bet sakau, kartais įboju taip, kad tą pačią pradžią, ne, adventą, kad žiūriu, kažko norėjau pažiūrėti, kas koks vienas vyksta, ne, Ir nuklydai. lindau, žinai, ir viskas, bet nu pagauni, tai supranti, kad nu vat ant stortos, tas pasaulio gyvenimas, jis toks, vat ypač tokių dalykams, jie labai įtraukiantis ir įvedants, tai šiuo atveju, vat darb su savim ir, nu ir džiaugus, kad vat čia ir tas veikiems, man gyvenim, tiesiogiai aš taip suprantu, man toks supratims, kad taip Dievas veikia man gyvenime, aš džiaugus, nes daug kam būčiau greičiausiai padaręs, taip ir daug klaidų būčiau pridirbęs, tokių, kur, nu, ir pyktis, ir visokie kiti dalykai, nu, nėra, vat, iš mano tokia, galbūt, tau metu, sakykime, arba kai aš buvau neatsivertis, tai ne, aš gal nebuvau blogas žmogus, bet daugiau išslysdavau tokių neapgalvotų dalykų. O kai įsivė Dievo skaneris, ne, taip sakė, tai jiems man padeda, tiesiog padeda. O tai, sakot, tai kažkur 40 metų, ne, kad buvo, ar jums gal galite papasakoti, ar buvo kažkoks gal įvykis, ar gal čia kažkas pakvietė, ar įtakojo gal žmoną, o pats Petras čia, ar ką tai jūs? Galėčiau taip pradžiai, tai tokį buvo, kad man mama, žinai, tirs, kažką buvo skaitos Velykas ir Velykų metu aš čia atsikėliau rytmetinis, pas man labai tiklant ir visą laiką bažnyčia, ypač Velykas, Kalėdas, tai jau čia yra, nu, kaip sakant, tradiciška pas man. Ir aš buvau tas tradicinis ir aš išėjau į Velykas viens pats, nes visi mėgojo man vakarą ir žmona. Ir išėjau ir parėjęs taip nuliūdęs, žinai, Velykas turėčiau būti linksmas, žinai, bet pas mamą atsisėdau, mane datarmiai, miško aš jau parėjęs, rytmetinį. Tai mama skundus, sakau, ką blogai, žinai, kad man šeiminį, žinai, čia neprisijungė, kartu nenuėjom, žinai. Ten labai paprasta, sakau, o kaip tu pats sakysi? Tūkst, kaip su plaktukai, galvoju, ko aš čia blogo darau, žinai, aš einu bažnyčią, bet aš nerodau pavyzdį. Ir man nuo to laiko toks įsijungi, kad aš neturiu aiškinti niekam, aš turiu pats savo gyvenimą liudyti ir eiti to bažnyčią, ir tada žiūrėti ir rodyti, kaip aš iš tos bažnyčios grįžęs būnu, koks aš būnu. Ar aš būnu pats, ar aš būnu tiesiog mylintis vyras, mylintis Dievas, skaitos. Jeigu tai va ką matome, tai daug dievenims supratim, kad, nu, они va tuo metu kažką gal pamatė, gal aš mažiau piktesnis, gal kažkoks tai. Čia Tai savo pavyzdžiui. Jo, tai neaiškiai, bet Jo. ir toks pasakymas, nežinodavo Tolstojas, kažkaip, nepasakysiu, bet sak, tu man nepasakok apie Dievą, tu parodyk, kaip tu gyveni. Savo pavyzdžiui. Gyveni, kaip aš gyvenu. Bet ir dar mamytė, ne, kad irgi vat kartas šalia mūsų būn mokytoja ir pasakė genialių tokių minčių, kad mes vat